Labas rytas, mėlėjai, pavasaris jau čia, nuotaika gera, šiandien laukia ypatinga misija. Skubu aplankyti vėjo jėgainę, galbūt net man žadėjo. Galbūt ją pateksim ir palaipysim ir daug sužinosime, nepergyvenkite. Aišku, tai mano nuotykis, sakyčiau, visų šitų metų numeris 1. Daug sužinosiu ir pasidalinsiu. Varo! Sveiki, vėjo užkalbėtojai. Sveiki. Čia saugu stovėti, ką? Andrius, ane? Andrius, girdau. Tomas, aš apie save, atsiprašau, pagalvoju, nes tokia galybė, jeigu atsikabintų, tai būtų nejuokinga. Tryse nepagautume. Tomas, Andrius, jūs esate, jau turite ekipiruotę, jūs mane paruošė kosmosai į viršų. Taip. Gerai, bet prieš tai paruoškit mane taip, kad aš nusiraminčiau. Turim liftą, aišku? Taip. Kiekviena jėgainė yra su liftu, kuris gali pakelti vienu metu 2 žmonės, nedaugiau. Žmonės, tai mes dviesis. Taip, dviesis su Tomu pakelsite viršų ir atsivers gan graži panorama. Jūs pakels į 131 metro aukštį, kas yra vienas iš aukščiausių vėjo jėgainių Lietuvoje šiuo metu esančių. Tai aš tai, žinokit, ką tik dėl kadro nepadarysiu. Tikrai aukščio bijau, bet atlaikysgi, ne pirmas kosmonautas būsiu, a ne? Gerai, kuri šalma? Geltona. Taip, geltonas šalmas. Aha. Čia iš galo pasireguliuoti. Taip. Tada Per 3-4 minutės šita jėgainė pagamina energijos, kurios užtenka vienam vidutiniam namų ūkiui per mėnesį. jisai siaurėja tenais, ten klaustrofobijos nebus. Tai turi saurėti. Jis turi, tu suprantu, kad turi siaurėti, bet jūs girdit. Garsas didėja, čia vėjo srovė didėja ir jisai bėgėjas. gūsis, ane? Bėgėjas. Šiuo metu gūsis tinkamas, per didelis, per mažas, kokia? Dabar vėjos greitis yra gan nedidelis. Ai, čia nedidelis. Čia nedidelis vėjo greitis. Vėjo jėgainė pradeda suktis, kai yra 3 metrų per sekundę greitis, bent jau. Jeigu yra mažiau, jėgainė yra sustojus ir jinai nustačius sparnus į tam tikrą kampą, laukia tinkamo vėjo, kada galės pradėti generaciją. Tuo metu negeneruoja, ne? Yra talpas turbūt, kur jau sugeneruota energija ir ją skleidžia, o šitas ilsisi. Šitas ilsisi, bet tuo metu dažniausiai generacija ateina iš kitų energijos šaltinių. Šiuo metu Lietuvoje labai plačiai dirba visi su energijos kaupikliais, kurių dar šiek tiek stinga ir jų labai prireiks artimiausiu metu, nes atsinaujinančių išteklių gamyba nėra pastovi, tai vėjas, kai vėjas pučia, saulė, kai saulė šviečia, todėl, kaip ir sakėt, Taip ir žaidžiam. Taip ir žaidžiam, jo. Ir todėl reikia kažkokių kaupiklių, kur galėtume visą tą gamybos netolygumą išlyginti. Aha. Čia yra mūsų gelbėjimo įranga. Parašiutas? Ar pripučiama valtis? Ai, Parašiutas nelabai padėtų. supratau. Viskas. Tai ką, aš supratau, kam. Čia tiek virvės? Jo, čia yra Kiek kilometrų? 180 metrų virvės, kad užtektų visam aukščiui, plus šioks toks rezervas tam, kad jeigu vėjas nuneštų šiek tiek iš šono. Svarbiausias dalykas jėgainiai šviesa. Čia yra pagrindinė valdymo panelė. Aha. Visą laiką įėjus į jėgainę pasirenkam servisas arba remontas. Mes šiuo momentu pasirinksim remontą. Čia pasirenkam gondolą viršui, kad nebesisuktų į vėją, manual ir stabdom jėgainę. O kiek laiko užtrunka, kad jinai sustotų? Minutė, 2 ir viskas. Dabar po biškį lėtėja. Mes visiškai po propelerio. Čia yra labai svarbus mūsų įrenginys ir labai svarbus mygtukas. Čia juo įjungiam liftą. Labai svarbus to. Labai svarbus. Vienas svarbiausių. Gerai klausimas, esi patyręs, kai neveikia, būna visokių. Būna. Tai toks anekdotinis variantas. Lipai? Lipau. Kiek laiko? Pusę valandos. Vis tiek. Nenoriu. Gerai? Gerai. Dabar ten į kampelį kažkaip tai. Gerai. Dabar jautriai ir rimtimiai važiuosim. Taigi sakėm, kad bus linksma. Bet tu man nemeluoji, kad čia 2 pritaikyta? Ne. Tik meluoja, ne? Čia vienam, čia tik tai tau. O, žiūrėk. Oho. Nu, jie smulkesni negu mes, man atrodo. Gerai.
O čia yra langas koks nors, kad pasigrožėt? Supratau. Čia langeliai maži. Nu, Yra vienutė, čia dviejutė, ne tokia? gerai. Viso gero. Eik tu savo. Ką mes darom, Tomai? Va, atsargiai. Atsargiai. Nu, atvažiuoji. Važiuojam! Gero. Kiek laiko trunka? Apie 10 minučių. Wow. Pasitikrinam, ar laiko. Dabar aš iškylu, Reikės atkelti liuką. Vėl tą patį. Išlipi vėl liuką, Gerai. bet liukas labai sunkus, iš karto įspėjai. Supratau, aš matau. Taigi, sunkus. Šiaip kristi, tai eik tu savo. Jeigu bijai, aš Ne, aš tai nebijau, jeigu tu pastebėjai nieko. Kol kas. aktorius, tai čia klausimas, ar gerai vaidinė, ar nebijai. Vyrai smaginasi, vyrai tokioj vietai. Ir čia išlipi paskui. Gerai, gali ateiti. Einu. Klausyk, gerai, kad pirštinės davėjai, nes prakaituoja rankos iš jaudulio, nuslyščiau. Nu rimtai. Nu ir įsiteptum. Koks grožis. Inžinieriai, dizaineriai turi gerą skonį. Man šita spalva su Raminanti. geltona, Raminanti. tu sugalvok, būtų galėjai juodai belia kaip nudažyti. Aš darysiu liuką gerai, nes kad neįkrist. Tu esi bosas. Wow. Kad įsivaizduoti, kas čia yra per monstras, Velenas turi mažą greitį, bet didelį sukimo momentą. O mums reikia, kad būtų didelis sukimosi greitį. Tai va tenais Velenas, kai jėgainė dirba sukasi kažkas taip apie 10 apsisukimų per minutę. Tai šitam gale apsisukimų yra jau apie 1500. Ant tiek išgreitina. Tai čia esant stipriam vėjui, kai veikia, tai būna didelis garsas turbūt, ne? Jo, Šitoje čia- erdvėje. Taip, čia. Galima? Tu esi buvęs? Ne? Negalima. Draudžiama, supratau. Toliau. Gerai. Čia, nebijok, aš jau... Čia va gali žemė! ten gali pasižiūrėti, matosi va bokšto pačia. Klausyk, mielasis, o ten yra stiklas, liukas, kas čia yra? Nu nieko, čia yra, jeigu reikia kokius didesnius krovinius įsikelti. Aš dabar nedarau šito liuko, bet jį galima... Bet galiu atsistoti? Ne, būk geras, nulipk, aš vienas noriu atsistoti. Va čia yra pačioj po manimi 130 metrų. Taip. Tokį pakelsim liuką, jau tik tais žemyn toliau. Turim tai. Eik tu savo, jeigu norėčiau šokčiau, va čia ir kryščiau. Eik tu savo, kaip... Gera muzika, va tokia keista, weird, tokia siaubo kažkokia keisto. Taip, Andriu. Tomai, čia emocijos ar pagalbos šauksmas? Ne, čia viskas gerai. Emocijos. Emocijos. Mes tu... Atidariau liuką. Pamojuokit, mes pro liuką žiūrime jūs. Atidarau tada šičia. Dabar iš karto yra čia užsisegimo vieta. Užsisegimo vieta. Jo, kablį savo. Kaip gražu! Vienas, žinai, kai su oro balionu kyli ten, ar kokiu nors parašiutu, o kai vat užlipi ant tokio bokšto, dar neprisisekė, žinai. La, tuoj. Wow, kiek malūnėlių. Tai šičia, kur Andrius kalbėjo, vėjo greičio matuoklis ir vėjo krypties. Aha. O čia mirksi kaip Čia yra švyturys. aviacijos šviesos, švyturiai. Jie reikalingi ir yra labai svarbu, kad visas parkas, visos jėgainės čia, kur yra, visos turi fiksėti vienu ritmu. Vienu ritmu. Abu reikia užrakinti, ne? Jo, abu užsidėk. A būna, kad kokie vestuvininkai užsimano. Gali Žinau, dar užkelti. Mes norime čia pasižadėjimą duoti arčiau dangaus. O, guminė.
Nu, čia specialiai. Tu prasme, aš ant gumydės dabar laikau, ten dviejų. Nenutrenks čia žaibolaidis? Jo. Juokinga jam, tau tai kasdienybė, man tai pirmą kartą. Koks sparnas, kaip banginio pelekas. Ir vaizdas neblogas, ar ne? Ten arčiau krašto nedrįsiu pasakyti, kad bet taip, kol nežiūri žemyn labai, bet jo, mielasis, žinok, tikrai adrenalino pasikrovio metams. Nu, rimtai, wow. Leo, Jau! o ką šviesų išjungi? Brač, nu Tomai, gi pirmą kartą. Šičia? Taip. Bats! Daryk duris! Šiuojam. Mums dar geras kelias į Vilnių atgal. Wow! Wow! Jūs matėte, buvau tenai. Vanden, va. Nu, Andriau. Ar patiko? Nu, kaip ant manęs jaučiasi ir matosi. Įsivaizduoji, išgyvenau katarsi. Ačiū labai. Nu, su juo taip saugu ir gera ant to viršaus. Aš nesuvokiau, kad aš jau stoviu tenais apačioj 130 metrų. Gerai, mylėjai, turėjau garbės. Važiuosiu pas šefą į Vilnių atgal. Ilga diena, bet tokia įspūdinga. Ačiū, iki! Iki. Viso. Sveiki, Vytenis, spėju, jūs esat Vytenis. Oi, labą dieną. Labą dieną, Leonardas, privažiavo, laukiam, važiuojam. Aha, tuoj prisiminsiu, kaip atidaroma duris. Matai. Kur? Jo, čia žinokit, 21 amžius. Sveiki, Vyteni. Sveiki. Mes dabar važiuojame pakrauti automobilį reikėtų. Jūs sugebėjot pažaboti Lietuvos vėją, sukurti vėjo jėgainės ir šiuo metu Lietuvoje kiek jų yra? Viso vėjo jėgainių Lietuvoje šiai dienai yra apie 1200 megavatų. Jeigu sudėjus kartu vėją ir saulę, mes turime apie 2200 instaliuotos galios megavatų ir tai šiai dienai pagamina apie 30% viso Lietuvos suvartojimo kiekio. 30% viso to, kas suvartoja Lietuvoje. Ir verslai, ir gamyba, ir privatus vartotojai, ir elektromobilius krauna, viso to kiekio. Jeigu pažiūrėtume kokius 2 metus atgal, tai tas kiekis buvo apie 26-27%. Pasižiūrėjau vakar duomenis iš perdavimo sistemos operatoriaus, tai pirmą ketvirtį iš vėjo ir saulės jau buvo sugeneruota 33% viso faktinio suvartoto kiekio. Tai nuosekliai iš lėto augame, viskas labai gera kryptimi, bet vis dar apie 57% mes importuojam. Tai reiškia, esame priklausomi nuo importo, nuo kitų šalių. Nu ir tikslas koks mūsų? Aišku, kad būti laisviems. Labai aiškus, be abejo, tai yra ne vien laisvi, bet ir dar daugiau. Turime labai aiškiai viziją iki 30 metų tapti elektrą eksportuojančią šalį. Tai reiškia, kad Lietuva, jeigu ilgą laiką mes buvome importuojanti šalis nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo, tai iki 2030 metų Lietuva turi tapti to vadinamo struktūrinio pertekliaus šalimi ir mes turėtume pradėti eksportuoti elektrą į struktūrinio nepritekliaus šalis. Bet lyginant dabar saulę ir vėją, tai žinoma vėjas daug daugiau sugeneruoja ir, tai sakykime, daug galingesnis yra energijos generavimo šaltinis. Tiesą sakant, irgi grįžtant prie viso šalies konteksto, kovo mėnesį mes turėjome net 10 valandų, kai Lietuvoje saulė ir vėjas kartu sudėjus padengė ir viršijo visą Lietuvos suvartojimą. Tai turėjome 10 valandų, kai mes netgi eksportavome saulės ir vėjo elektros energiją. Bet čia sutapo gamtos aplinkybės. Taip, ir saulė švietė ir vėjo buvo ir vartojimas galbūt nebuvo pakankamai didelis, bet tai jau yra geri ženklai. Ir vėl dar grįžtant prie tų, kur toliau einame, tai jeigu dabar taip sąlyginais dydžiais matuojant, turime tos 2200 megavatų instaliuotos galios, tai iki 30 metų yra planuojama, kad mes turėsime apie 14 000, 6 kartus daugiau. Tai jeigu mes turėsime 6 kartus daugiau nuo to, ką turime dabar, tai mes būsim pilnai apsirūpinę ir turėsime tikrai pakankamai tam, kad ir galėtume tapti eksportuojančią šalimi. Vėjo jėgainės, man tai yra kosmosas. Turėjau garbės, kaip sakoma, ir maža to vizualiai atrodo galingas dalykas ir tuo pačiu pažaboti vėją, čia tokia stichija, atrodo, tik mituose galėjo ten dievai, kaip sakoma, tą vėją paimti į rankas. O dabar ir vėjo jėgainė, taip važiuojant, net malonu matyti, privažiavus iš vis, wow. Saulės baterijos. Saulės baterijos man asocijuojasi irgi su labai teigiamu, bet norėčiau jūsų paklausti kaip eksperto.
Kraiginis stogas, imk į pietinę pusę visiems, kad ir plokščias stogas. Atrodo, visus namus galima aprūpinti saulės baterijomis ir gyvenam ir niekam neskolingi. Saulė dėkodam. Tikrai taip. Tai kodėl mes taip stabdom? Nestabdom, judam į priekį, kaip aš ir sakau, bet nuo to dabar, ką turime, mes iki 30 metų turėsime 6 kartus daugiau. Tai yra ir subsidijos, yra paramos tiek privatiem, tiek verslam, judam į priekį ir gerai judam. Vienas momentas, ką reikia visiems labai gerai įsisąmoninti, kad, kaip vartojimas vyksta netolygių grafikų, kažkaip taip. Gamyba lygiai taip pat, saulė šviečia, užkyla gamyba, vėjas pučia ar nepučia, irgi priklauso nuo situacijos. Unikalumas visos šitos sistemos yra tame, kad ją reikia subalansuoti, o subalansuavimui prasideda jau tokie unikalūs sprendimai, kuriais reikia ieškoti būdo, kaip įtraukti ir vartotojai. Tai čia mes jau kalbam ir apie baterijas, nebe saulės, bet akumuliacinės baterijas, į kurias mes galėtume, jeigu gaminu savo perteklių, pasisaugau savo baterijoje, vėliau vakare pasiimu iš baterijos. Tuo pačiu tą bateriją galiu išnaudoti ir vadinamam arbitražui, tai yra pirkimui, pardavimui pagal biržos kainas. Nes kaip taisyklė, kai saulė šviečia, kainos yra pakankamai mažos tą valandą biržoje. Bet vakare, kai saulė nebešviečia, kainos užkyla. Tai kai aš turiu perteklių, aš galiu padėti jį į bateriją, o vakare galiu parduoti gerokai aukštesnėmis kainomis, kurios gali, iš esmės, dienos perspektyvoje netgi padidėti, skirtis iki 10 kartų. Vyteni, čia yra jūsų Enefit, neasmeninė jūsų įmonės, ne Kaunelė? Čia yra greito įkrovimo? Taip, čia yra greito krovimo. Kiek pas mus Vilniuje tokių yra? Vilniuje dabar randasi Juspėriai, per visą Lietuvą dabar šiai dienai turime 35, iki metų galo turėsime 350. Čia jau metai netgi įsibėgėjo, jums liko 7-8 mėnesiai, 10 kartų daugiau turėsime? Leonardai, kol mes čia kalbam ir filmuojam gražiai, tai mūsų kolegos pasiraitovę rankojas, prakaituoja ir stato tas stateles. Jūs rimtai, čia yra super proveržis. Mes tiek laukiam, aš frustravau tiek laiko, o dabar staiga viskas keičiasi. Drąsiai galime pirkti elektromobilį ir planuoti vasaros atostogas Nidoje. Super. Tai ko gero, kad yra viena iš labiausiai suprantamai ir aiškiai parašytų knygų apie klimato kaitą ir ką kiekvienas galime padaryti, kad jos išvengti ir kad išgelbėti planetą. Tai Leonardai, noriu padovanoti šitą knygą ir tiesiog pačiam geriau žinoti ir šviesti draugus, aplinkinius ir aplinkinius. Kaip miela, taip retai gaunu dovanas, kurios tiesiog kaip žinutė knygos pavidalu ir vos ne dabar įpareigojot ir mane tapti žaliosios energijos ir tvarumo guru. Tai jau išgirdau, kad elektromobilį pirksite, tai jau pilna kelionė žalumo link. Taip. Ačiū Jums labai. Ačiū, Leonardai. Kuo toliau, tuo labiau išmokstame gyventi be iškastinio kuro. Ar bent jau mažinti priklausomybę nuo jo. Tuo pačiu taip mažiname savo energetinę priklausomybę. Padedame vėjo, vandens, saulės, padedame planetai atsikvėpti, nes mažiname anglies dvideginio pėdsaką. Ir taip, jei nusprendžiame įsirengti saulės elektrinę namuose, dar ir sutaupome. Fantastiška stebėti tai, kad vis labiau į žaliąją pusę juda visas mūsų pasaulis. Šiandien sakau iki, o labas pasakysiu kaip visada, kitą šeštadienį 9:30 per TV3.